Dar 2020 metais pasaulinėme War Thunder Reddite pasirodė prašymas į žaidimą įdėti Lietuvos pėstininkų karo mašiną Vilkas. Lietuvos atvaizdų žaidime dar neturime, tad tai būtų labai įdomus papildymas. Pats Vilkas tai naujausia kovos mašina, kurią įsigijo Lietuvos kariuomenė. Ji turi Izraelio gamybos ginkluotės bokštelius, Jungtinių Amerikos valstijų gamintojo patrankas bei kulkosvaidžius, na, o visą pėstininkų kovos mašiną sudėjo Vokietijos ir Nyderlandų kompanija Artek. Atrodo, kad galiausiai po 3 metų Gaijin, būtent studija sukūrusi War Thunderį, galiausiai išgirdo bendruomenės prašymus. Šių metų pabaigoje pasirodė nutekinta informacija apie artėjantį žaidimo atnaujinimą. Jame pagaliau pamatėme ir Vilko vardą. O šiandien ryte duomenų bazėje pasirodė Lietuvos vėliavos failas. Kaip anksčiau minėta, nutekinta informacija turėjo Vilko vardą, kas leidžia suprasti, kad galimai turėsime Lietuvos karo mašiną Vilkas. Tiesa, pateiktoje informacijoje yra nurodoma, kad Vilkas į žaidimą gali būti pridėtas tik tais gegužės mėnesį, būtent pavasario atnaujinimo metu. Tačiau, kaip atrodo, šitas papildymas galėtų pasirodyti net anksčiau. Bendruomenėje jau dabar yra kalbama, kad Vilkas žaidime pasirodys jau žiemos evento metu. Vis dar kirba vienas klausimas, prie kurios šalies bus priskirta ši kovos mašina. Visgi žaidime nėra Lietuvos karo technikos, nėra atskiros šalies paskirtos Lietuvai. Turime Didžiąją Britaniją, Jungtinės Amerikos valstijas, Vokietiją, Kiniją, tačiau kurioje toje vietoje turėtų atsirasti Lietuvos karo technika. Na, kol kas bent jau atskirai Lietuvos kaip šalies dar neturės. Yra spėjama, kad Vilkas turėtų būti pridėtas prie Vokietijos karo technikos. Žinant tai, kad paskutinis technikos vienetas, kurį pridėjo prie Vokietijos, buvo Tornado IDS naikintuvas, žaidime pasirodęs prieš kiek daugiau nei 1 metus. Vienas svarbus klausimas, taigi koks kovos reitingas bus priskirtas šitam transporto vienetui. Pats kovos reitingas žaidime žinomas kaip BR, yra vertė leidžianti nustatyti kovas kiekviename žaidime. Kiekvienas tankas, lėktuvas, laivas turi savo kovos reitingą, kuris yra tolygiai priskiriamas prie kiek jis yra pajėgus kovoje. Spekuliuojama, kad Vilko kovos reitingas galėtų atitikti italų kovos mašiną Fresiją arba Freka, kurios reitingas žaidime šiuo metu yra 10.3 ir yra priskirta 7 rankui. Tai būtent yra spėjama dėl to, kad šita transporto priemonė yra labiausiai panaši į Vilką. Taip pat žinome, kad sekančiame atnaujinime turėtų pasirodyti dar vienas papildomas technikos rankų vienetas. Šiuo metu žaidime yra 7 rankai, o dabar sekančiame atnaujinime turėtų pasirodyti ir 8. Tai tik sukuria vietos pakelti tam tikrą techniką į dar aukštesnį lygį. Ar Vilkas bus priskirtas 8 technikos rankui? Kol kas nėra žinoma. Žinome, kad Fresija arba Freka yra 7 ranko technikos vienetas ir jisai turi 10.3 reitingą, dėl to tikėtinai, kad gali būti naujasis bokseris priskirtas 8 rankui. Na, tikėkime sužinosime jau netrukus, laukime naujienų, sekite eSports Topą ir ate.